visi laimingi, visi šypsosi, vadinasi viskas gerai sustiguota. Ir pasiūla yra teisinga. Žinoma, labai reikia, labai smagi šventė ir žmonių daug, ir vaikų, oi labai reikia. Kuo daugiau, tik tai visur bus to linksmiau ir smagiau ir visi bus laimingi. Smagu matyti šeimas, kai paprasčiausiai kituose miestuose būna vaikai atskirai, tėvai atskirai, o dabar visi kartu. Tai gan keista, bet įdomu. Ir žmonės auks tą didžiąją prasme, dvasiškai. Jie šiandien nuostabiai džiaugiasi. Jie yra laimingi ir šitas festivalis to ir siekia. Jeigu būtų koks nors konkursas visokių tokių festivalių, tai šičia be jokios abejonės pirmas numeris. Aš duočiau iš karto, balsuočiau už Naisius. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano šiogas ore, stygos danguj, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano šiogas ore, stygos danguj, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano šiogas ore, stygos danguj, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano šiogas ore, stygos danguj, mūza delne. Programa tai įspūdinga, dar visos nematėm, dar matysime. Antra dalis bus, pirma dalis vaikučiai labai gerai patinka, kai aš jau pensininkas, man jau labai patinka, tai programas geras. Kaip šitaip suorganizuoti, toks turbūt čia įdirbis darytas, turbūt visus metus ruoštasi, kad šias kelias dienas atsiskleistų viskas ir labai gerai, čia visi labai gerai jaučiasi. Ir vaikai žaidžia, ir užsiėmimas, ir edukacinis momentas, švietėjiškas, praeities. Labai smagu tokia integracija, kad tai nėra vienos kažkokios socialinės grupės arba vieno konkretaus tokio pomėgio. Suprantat, įvairių labai yra žmonių. Tai tas faina, man patinka ir įvairovė, ir toksai susibuvimas tarpusavį, toksai jaukus ir mielas. Atrodo, kad toks jausmas, kad čia visi randa savo vietą. Šeštasis festivalis, labai džiaugiuosi, kad šitas festivalis iš tikrųjų nenutrūkstamai auga ir kartojasi ir labai daug Lietuvos šeimų ir vaikų jau priprato čia lankytis, jaučiasi saugus. Tai yra blaivus festivalis, vienas pirmų, turbūt jeigu ne pirmas blaivus festivalis Lietuvoje tokio dydžio ir tokio masto. Kiekvienais metais mes ieškome kažkokios potėmės ir šiais metais ją turbūt padiktavo Naisių kaip mažosios kultūros sostinės statusas. Menas. Būna dar matau prie lango stovim, ten bokštai, ten gėlės, tie langai palėpiai buvo mūsų rojus. Gyvenai su manim, kol tyla užėjo, būna dar girdžiu, kaip kavą geriam ir lovoj čia. Ir būrėm iš tuščių kavos puodelių, kavoj žiūrėk mūsų nėra, kavoj žiūrėk mūsų nėra. Mums viskas pranašavo galą, mes tikėjom, kad sugudravom, kai iškeitėm pasaulį į jausmus, mums nieko nebebuvo juodo, mūsų rojaus sodai augino ir guodė, tik į tai kariavo karą, bet ne apie mus. Mes keitė miestus batuose vien skylės, mes lekiam mums vėjas, o vėsiu dangum mylėtis tyliai, tu keliavai su manim, kol tyla užėjo, būna dar vaidenas tavo balsas, naktį kažkur baruojas, aš išgeriu vėjuos ir klausiu, juk tai tavo žodžiai
žodžiai tik tai kūnas kos. Mums viskas pranašavo galą, mes tikėjom, kad sugudravom, kai iškeitėm pasaulį į jausmus. Mums nieko nebebuvo juodo, mus rojaus sodai ilgino ir guodė, tik kiti kariavo karą, bet ne apie mus. Mums viskas pranašavo galą, mes tikėjom, kad sugudravom, kai iškeitėm pasaulį į jausmus. Mums nieko nebebuvo juodo, mus rojaus sodai ilgino ir guodė, tik kiti kariavo karą, bet ne apie mus. Jo akyse mes buvom geriausia, kas gali būti. Jo akyse mes buvom pati tikriausia taika. Ir kol grojo mūsų džiazą, visi nusirengę šoko, o užslenkant tamsai mūsų, jų ašaros keitė juoką. Jo akyse mes buvom geriausia, kas gali būti. Jo akyse mes buvom pati tikriausia taika. Ir kol grojo mūsų džiazą, visi nusirengę šoko, o užslenkant tamsai mūsų, jų ašaros keitė juoką. Mums viskas pranašavo galą, mes tikėjom, kad sugudravom, kai iškeitėm pasaulį į jausmus. Mums nieko nebebuvo juodo, mus rojaus sodai ilgino ir guodė, tik kiti kariavo karą, bet ne apie mus. Juk ne apie mus. Kultūra arba menas plačiaja prasme yra daug daugiau negu tik tai menas kurti, bet aišku, šitam festivalį mes turim labai daug kultūros meno prasme kūrybos ir aš labai to džiaugiuosi, kad mes turėjome įstabius kūrėjus ir turim puikius atlikėjus, turim įvairias meno rūšis ir tai tą festivalį padaro ypatingą. Sielos iš tikrųjų kalbasi per meną, iš tikrųjų, per jų atvirumą, per nuoširdumą, per širdies reikalus. Ir tie tokie dalykai, jie yra patys tikriausi. Žiūri į žvaigždės, kur į kairę, ieškai ne manęs, po saulę. Žiūri į žvaigždės, taip, į kairę, lauki ne manęs, po saulę. Menas yra tai, ką žmogus sukūrė. Vienas dalykas yra, per tai, ką žmogus sukūrė, mes matom ir gamtą, ir mes matome visą aplinką. Tie visi tokie savaime, be meno, be žmogaus kūrybos, savaime mes grožio nepatirsime. Man menas yra taip, aš ir biški rašau, biški piešu. Ir gėlės auginu. Man viskas yra gražu, viskas, kas galima žmogus padaryti. Menas yra pirmiausia tas dalykas, kurį žmogų išlaisvina iš jo galvos gniaužtų, iš jo pasąmonės gniaužtų ir leidžia tai pasidalinti savo mintims su kitais, visiems bendrai suprantamomis formomis. Aš, pavyzdžiui, mezgu. Tai irgi yra menas, kai iš nieko, tik tai siūlų kamuoliuko padarai kažką sugalvoji, kaip tas turi būti. Suprantat, irgi yra tas kūrybinis toks dalykas. Aš baletą, be jokios abejonės, šoku baletą. Laisvalaikiu bėgioju namų stogais. Jeigu rimtai, aš nuo vaikystės labai mėgstu fotografiją. Man labai patinka fotografija ir galbūt kada nors, kai aš tapsiu geras fotografas, aš surengsiu galbūt ne savo parodą, bet aš dar tik mokinuosi. Netgi žmonės, kurie nesusiję su menu, trupučiuką plačiau pamato, įsijaučia, gali pajusti, pačiupinėti, pamatyti ir visą tai išgyventi, pabūti šiek tiek arčiau. O kas tu pats vienas kūrėjas su savo kūryba, jeigu tu jos neparodai plačiau ar neįtraukia aplinkinių į savo kūrybą? Aš nelipdau, kaip čia pasakyti, aš lieju formas iš plastiko. Niekam aš to niekada ir nerodysiu, bet man labai patinka kažką padaryti, kažkokius sulipdyti ar kažkokį paveiksliuką įlieti į plasmasę, tokie keisti tokie dalykai. Aš manau, kuo toliau, to visuomenė modernėja ir meno rūšių irgi daugėja. Nuo gatvės meno iki senųjų amatų.
Ne tik muzikoje ar dailėje, jis suprantamas va tuo džiaugsmu, kurį mes išgyvename. Šitą gražią aplinką, tuo gražiu bendravimu. Ir tai, kas čia vyksta, tai aš manau, kad augina žmonės. Augina jiems sparnus, augina jų pojūčius. Ir mes turim kitokią Lietuvą. Šiandieną skambėjusios patriotinės dainos. Tai yra nepaprastas menas mylėti mūsų tėvynę. Ir naminė šešurėlis maridalai mysliai, sutala šešurėlis maridalai mysliai, ir naminė šešurėlis maridalai mysliai. Dažniausiai žmonės galvoja, kad menas yra tokia būtent pramoga kažkokia, kad tai yra tik tai skirta tam, kad atsipalaiduoti, kad nieko negalvoti, bet priešingai menas tai yra tokia pati kalba kaip politika, kurią galima išreikšti bet kokias emocijas ir kurio pagalba galima keisti situaciją bet kur. Iš esmės menas gali būti kuriamas iš absoliučiai bet kokios emocijos, iš džiaugsmo begalinio, iš laimės, iš meilės, iš ilgesio, kuris irgi yra gera emocija, ne? Menas iš tikrųjų gali slypėti arba slypi visur, prie ko mes prisiliečiam, tik tai turbūt yra svarbus mūsų požiūris. Tai tarkim, Agnė Jagelavičiūtė kalba ir apie dekoro meną, ir apie meną teisingai ir gražiai ir stilingai ir skoningai apsirengti įvairiuose kontekstuose moterims. Maestro Katkus kalba apie tai, kad vis dėlto klasikinė muzika yra itin svarbi mums visiems. Ir man atrodo, kas yra labai svarbu, tai prie ko prisiliečia maži vaikai atvykę į festivalį ir tai pamatę, tai man atrodo, jų sąmonėje kažkaip tas meno apraiškos įvairios gali iš tikrųjų išlikti ir juos pakviesti kurti. Kol šviečia mėnulis, švelniai glosto tavo plaukus, pakuždėsiu tau, tu viltis mana. Pragarą praėję kylam rojų nebeleidę užgesinti mūsų meilės liepsnas. Aš žinau, kad tu dėl manęs tiek iškentėjai net sunkiu metu. Tu mane vis tiek mylėjai, buvome kartu. Man vien tik tu, akių manųjų amžina šviesa. Vienumoje nenoriu nieko, tik tavęs, tik tavo sielos, kuria pajutęs, aš begalybę pabijau. Vėl jausmai paklysta tarp svaigių aistrų jaunystės, noriu skęsti tavo rankų pataluos. Siela išsigąsta, nes jei geismą teks iškęsti, aš belaisvis kurs paklysta vos plaukuos. Aš žinau, kad tu dėl manęs tiek iškentėjai net sunkiu metu. Tu mane vis tiek mylėjai, buvome kartu. Man vien tik tu, akių manųjų amžina šviesa. Vienumoje nenoriu nieko, tik tavęs, tik tavo sielos, kuria pajutęs,
neliūdėk, tai praeis. Juk žinai, po žiemos kažkas tave apdovanos, šypsena ar sparnais, net lietus iš dangaus šildys, jei kažkas maklaus, kaip laikais nuostabi ši diena. Jeigu tau bus gerai, tavo juoko angelai apkabins tuos, kurie bus šalia. Ir juodžiausia audra nebūna niekad amžina, kaip ateis, taip išeis, ir draugai visada, kaip netikėta dovana, kai reikės, bus šalia. Net lietus iš dangaus šildys, jei kažkas paklaus, kaip laikais nuostabi ši diena. Jeigu tau bus gerai, tavo juoko angelai apkabins tuos, kurie bus šalia. Mes čia turime atvežę didžiausią aparatą, fotoaparatą Lietuvoje šiuo metu. Jame galima pažiūrėti kamera obskūra reiškinį. Tai yra, kaip projektuojasi vaizdas ant tam tikro ekrano. Šiuo atveju galim tik tai stebėti vaizdą, bet šiaip tuo aparatu galima ir fotografuoti. Ir galima padaryti nuotraukas. Dar gali užeiti čia į mūsų edukacinį skyrelį, tenais nusispalvinti juodai baltą naisių atviruką, kad jisai pataptų spalvotas senovinių vėlgi metodų su anilino dažais. Ta fotografija man yra daugiau hobis, toks savęs estetinis auklėjimas, bet tai, nežinau, man labai tai patinka. Tiesiog manau, kad tai yra viena iš turbūt šiuolaikiškiausių meno rūšių, nes kiekvienas žmogus gali tuo užsiimti ir tas yra smagu. Mes dabar čia stengiamės vaikus išmokyti, būti kūrybiškiams ir kad jie galėtų nupiešti savo herbus. Demonstruoju mazgų rišimo subtilybės. Tai yra mazgai skirti arba surišti du virvių galus, arba padaryti asą, tvirtą arba slankiančią įvairiem tikslam. Labai smagu pasikultūrinti, pažiūrėti koncertą, vaikam parodyti daugą. Tikrai labai smagus koncertas, kiekvienais metais atvažiuojam. Kada žmogus gali išreikšti save, kada jis gali dalyvauti pagal pomėgį kažkokiam klube ar dar kažkur, tai gali išreikšti save kartu ir kartu pasižiūrėti į kitą, pasidalinti tuo, ką jis daro, tai taip ir suburia. Ir visi ruošiasi tam ir žino, kad ateis festivalis, nereiškia, kad tik festivalyje dalyvauja, bet gal plačiau, gal daugiau ruošiasi žmonės, nes tai yra didelė šventė. Vyksmas, jisai įtakoja ne tik konkrečiai čia regiono žmonės, bet ir visą Lietuvą pagalvoti apie tai, kodėl pas mus nėra tokio festivalio, o kur mums su šeima nueiti. Ir tas akcentavimas alkoholio nevartojimo šitam festivalį, man tai labai stilingas. Pirmiausiai, blaivi aplinka. Tai pirmiausiai ir svarbiausias dalykas tikriausiai tai yra saugi aplinka. Šita aplinka įpareigoja mus visus labai stipriai padirbėti prie pačių renginių, prie visų laisvalaikio užimtumo programų, prie visų koncertų ir taip toliau, nes blaivus žmogus jisai kelia daug didesnius reikalavimus
ir tiems, kurie koncertuoja, ir tiems, kurie tos koncertus ruošia. Tokių kaimų Lietuvoje nesurastumėm daug, kuris sutrauktų tokią masę žmonių su gražiu labai šūkiu, linksminkimės blaiviai. Pagrindinis akcentas, kad tai, sakykime, daugiau kaip ir šeimų šventės, todėl, kad tai yra labai saugu su vaikais, vaikams taip pat yra tų pramogų ir šita pati šventė orientuota apskritai nuo mažo iki pačio pagyvenusio žmogaus, nes jo svarbiausias be alkoholio, o kitas dalykas ir programa sudėstyta taip, kad yra ir ką vaikams veikti, ir jaunimui, ir suaugusiems, taip kad nepraslysi pro mane, tau vis tiek teks pabučiuoti. Čiokai, pamatysi. Apskritai dabar su jaunimu netgi esu šnekėjęs, kai kurie jau netgi patys kalba, kad jau alkoholis ir vartojimas svaigalų tai yra apskritai nebe mada ir nebe kieta. Ir tas man labai džiugina. Ir aš iš tikrųjų pats galiu pasidžiaugti, kad jau esu daugiau negu pusę metų nevartoju ir kad pakvietė šį kartą į šitą festivalį yra labai toks geras ženklas man pačiam ir šiaip žmonėm, kurie čia renkasi ir toleruoja tokį tikrąjį linksmybių būdą. Nėra alkoholio, suprantat. Pasirodo, žmonėms to alkoholio to ir taip nereikia. Reiškia. Žmonės ir kas svarbiausiai pabuvę kažkiek tai čia, jie staiga jaučia kaip gerai, kad tos smegenys yra švalios. Labai džiaugiuosi, kad čia be alkoholio būtent tas ir patraukia atvažiuoti, pasižiūrėti. Dabar matant jau 6 metus, kad idėja nenumirė, kad jinai gyvena, kad žmonės vis dėlto palaiko blaivaus festivalio idėją ir netgi ją atkartoja kitose festivaliuose, yra be galo gera. Tai visiems patinka. Saugi, normali aplinka. Tai aš manau, kad laikui bėgant, aišku, kad visiškai ten, tarkim, uždrausti alkoholio galbūt, tai nėra nei tikslinga, nei realu, bet manau, kad turėtų atsirasti daugiau švenčių be alkoholio Lietuvoje, kad žmonės turėtų pasirinkimą tiesiog. O mano meilė išėjo, nesu kitu, o šiaip man liko tik tai rugsėjis, ant stiklo lietaus lašai. O mano meilė paseno, išėjo negrįž tikrai. Man liko ruduo ir melas, kad bus gerai. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai, net pavasaris ėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. O buvo meilė tokia spalvota, skraidė raidės rašant eiles jai, net pavasaris ėjo iš proto, kad už jį mano meilė gražesnė. Gražesnė už gamtą ir meną, plunksnos baltos sparneliai žali, kaip ilgai man vaidenos, kad visa kas juoda toli, o naktį vien ir lyja, ir ištisą dieną vien sniegas. Meilės sena nerūdyja, meilės tiesiog nelieka. Valstybė prasideda nuo kultūros, nuo požiūrių į ją, nuo sugebėjimo iškelti kultūrą, blaivybę į aukščiausią lygmenį, kad visi galėtumėme džiaugtis
mūsų valstybę, mūsų Lietuvą, visų tuo, kas vyksta. O vyksta stebuklai. Ne veltui Lietuvos kultūros ministerija įsteigė kultūros mecenato žvaigždę. Ir praėjusiais metais ją pirmąją įteikė Ramūnui Karbauskiui. Mes turime nuoširdžiai padėkoti. Padėkoti šiam žmogui, kuris yra sumanytojas nepaprastai daugelio, kilniausių, gražiausių idėjų. Švietimo mokslo kultūros komiteto vardu taip pat nuoširdžiai dėkojame Ramūnui Karbauskiui. Ir aš manau, jūs savo aplodismentais padėkosite šitam žmogui, kad jis ir toliau nepaprastai iniciatyviai ir sumaniai telktų ir vienytų visus kilniausiams ir gražiausiams darbams. Šiemet Naisiai yra paskelbti mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Ir iš tikrųjų iš čia iškyla labai daug kūrybinių sumanimų, idėjų. Kaip jau ir minėta, pernai dar šitoje vietoje nieko nebuvo, tik tais kibirėliais buvo nešamas žemės. Šiemet mes jau turime, kaip įvardinta, Baltų areną. Man jinai primena kaip ir Piliakalnį. Su ponia Rima kalbėjom, Seimas paskelbė 17 metus Piliakalnių metais. Tai pasirodo vėl Naisiai ir Ramūnas vėl priekyje yra. Tas sumanimas buvo, kad mažųjų Lietuvos kultūros sostinių būtų ne viena kaip šiais metais Naisiai, o 10 kiekvienoje apskrity po vieną. Kitais metais rajonas pasikeis, tai yra bus vėl kito rajono, bet vienoje apskrity kiekvienas rajonas turės mažąją kultūros sostinę. Per 5 metų tas ratas apsisuks. Po 10 metų mes jau turėsime 100 mažųjų kultūros sostinių, turėsim naują turistinį maršrutą per tas bendruomenės, per tuos kaimus ir miestelius, kurias būtina pamatyti ir aplankyti. Taigi šiandien skelbsime 10 mažųjų kultūros sostinių, kurios bus mažosim kultūros sostinėms sekančiais metais. Mano namai, žolynai ir vėjas, čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs, sesė žiūrėk, čia suteka upės, laumų piluos, žuvelės upas. Mano namai, ta miško muzika, ošta krantai, virš ežero ugnis, broli klausyk, kaip medžių viršūnėmis lauklių žirgai atsiveja liūtį. Šokit, šokit, ugnys, miško dvasios augo, balto vėjo vaikę, debesis ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasias augo. Šokit, šokit, pušys, legenda pasaulio. Balti traukiniai iš triukšmo į ugnį, čia mūsų namai, čia gimėme būti. Šokit, šokit, ugnys, miško dvasios augo, balto vėjo vaikę, debesis ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasios augo. Šokit, šokit, pušys, legenda pasaulio. Šokit, šokit, ugnys, miško dvasios augo, balto vėjo vaikę, debesis ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasios augo. Šokit, šokit, pušys, legenda pasaulio. Šokit, šokit, ugnys, miško dvasios augo, balto vėjo vaikę, debesis ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasias augo. Šokit, šokit, pušys, legenda pasaulio. Labas vakaras,
gerbiami naisiškiai, garbus svečiai, nuoširdžiai sveikinu visus su švente ir didžiuojuosi, kad galime švęsti be svaigalų. Ketvirtadienį rajono taryboje priimtas sprendimas, kad rajone bus visos šventės nevartojant net alaus. Tai visiems gero vakaro, geros nuotaikos ir ačiū, kad atvykote. Mes po kelių metų galėsim didžiuotis, kad mes buvom mažosiam kultūros sostinėm, kaip ir dabar Naisiai, neždami tą mažos kultūros sostinės vardą, mes bandom būti tokie, kokie manom, kad turėtų būti kultūros sostinių judėjime visi, ir miestai, ir kaimai. Aš čia tik atvažiavęs iš karto buvau labai nustebintas. Labai nustebintas va šito vaizdo, kurį mes čia matom. Tai yra Baltų arena, tai yra supiltas statinys iš žemės, tai yra beveik kaip, nežinau, piliakalnis naujas Lietuvoje. Kažkada tenai viduje vyks, turbūt kitais metais vyks koncertai jau. Tai šitas daiktas yra labai įspūdingas, iš tikrųjų. Aš sakau bravo Ramūnui Karbauskiui, nes jis iš tikrųjų sumanė ir įgyvendino šitą dalyką. Tai yra neįtikėtina. Tai yra neįtikėtina. Tai šitas piliakalnis, jisai kaip toks būtų mūsų visų meilės išraiška savo šaliai, meilės išraiška savo tautai, savo kraštui, savo kaimui. Tai, ką daro Ramūnas Karbauskis, yra labai didelis darbas. Labai didelis darbas padėti žmonėms suvokti, kas mes esame, iš kur mes atėjome ir kur mes einame. Maža vietelė gali kurti iš tikrųjų neįtikėtinus dalykus. Tiesiog reikia susiburti bendruomenį ir reikia vieno stipraus žmogaus flagmano, kuris parodytų, kad žmonės patys gali labai daug. Žaizdos praeities, prieš akis nauji keliai, prieš akis nauja diena. Stok šalia, dar amžius liks, viena šalis, viena tauta. Broli, sese, ar girdi mane? Protėvių valia. Ir visais laikais
šventa ugnis, broli, sese, ar girdi mane? Protėvių valia, šaknimis į žemę, mes įaugom čia. Ir visais laikais audrų atgimsim ąžuolai. Ar girdi mane? Protėvių valia, šaknimis į žemę, mes įaugom čia. Ir visais laikais audrų atgimsim ąžuolai. Tikra tai ar sapnas, vėl aš kelyje, bet sparnai į tolį neša, vėl širdį liepsna. Laisvas tartum vėjas, laukiu tos dienos, kol žvaigždė rodys man atgalos. Šviesti žvaigždę aukštai, kad naktyje nepaklysčiau keliamu taip ilgai, nes į ten, kur žali ąžuolai. Šviesti aukštai, mano žvaigždę, šviesti vieną man likai. Praeities šešėlių, dulkių užmaršties, tarsi šaltas rūkas kyla, nerimas širdies. Kur nuves klajonės, kas man atsakys, kai paversiu grįžęs, kas atvers duris. Šviesti žvaigždę aukštai, kad naktyje nepaklysčiau keliamu taip ilgai, nes į ten, kur žali ąžuolai. Šviesti aukštai, mano žvaigždę, šviesti vieną man likai.
dieną ilgai miegoti, žvengia tavo žirgų žilis, prie šio grelio pririštas. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Hey! Šalia kelio pravirko motina sena, sūneliai tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva. Sūneliai tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva. O jeigu tektų iškeliauti iš savo tėviškės brangios, mergaite, tu manęs neliūdėki, aš vėl sugrįšiu pas tave. Mergaite, tu manęs neliūdėki, aš vėl sugrįšiu pas tave. O jeigu kartais tektų žūti nuo priešo būdelio rankos, mergaite, ir pirmas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Mergaite, ir pirmas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Laukais pavasaris jau eina, lakštutė čiulba vakarais. Mergaite, papuošk kareivio kapą baltais akacijų žiedais. Mergaite, papuošk kareivio kapą baltais akacijų žiedais. Parinko liepą šalia kelio, pravirko motina sena. Sūneliai tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva.
Lietuva. Degančios akys, mintys dangui, kas viską jau matęs, tas tuščias viduj. Žodžiai tik trukdo išreikšt, ką jauti, kai nieko nereikia, tai viską turi. Po 1000 metų atėjo žiema, nebeskamba niekas, nutilo daina, viskas iš ledo, stikliniai veidai. Ištark savo vardą, kol neužmiršai. Labas iš ryto, saulė aukštai, dar nieko nebuvo, nes tik pabudai. Ir viskas tik sapnas, kas praeitį, spurda vėl paukštis tavo širdį. Ar tu dar gali kentėti tas blogas mintis? Ar tu dar gali matyti akis visai tuščias? Ar tau malonu girdėti žodžius, o kaip piktus? Ar dar tave įkvepia?
jokia neapsakoma gerų akių šviesa. Ir tie, kur apsidžiaugia, jei kam nesiseka, negali uždengti to dangaus, jų tiek nėra. Paskutinis traukinys, hei, dar yra jame vieta. Paskutiniam vagone, kur ir man skirta vieta. Jei tu jau pasidavei, užkask save giliau. Jei tu negali tylėt, dainuok garsiau. Jei tu nori keist pasaulį, keisk pirmiau save. Jei tu tamsoje, aš ten taip pat buvau. Paskutinis traukinys dar laukia. Dar yra jame vieta laisva. Paskutiniam vagone prie lango, kur ir man skirta vieta. Šalia, na, 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 hei, 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 na, na. Paskutinis traukinys dar laukia. Dar yra jame vieta laisva. Paskutiniam vagone prie lango, kur ir man skirta vieta. Šalia, paskutinis traukinys dar laukia. Hey! Dar yra jame vieta. Hey! Paskutiniam vagone prie lango, kur ir man skirta vieta. Ačiū labai. Žiūri aplink, stebėsi viskuo, daiktus matai savo šviesoj. O jeigu viskas yra ne taip, ir tu pasaulį regi atvirkščiai, tararara. Galbūt ne garsas skamba tylo, o tyla garsa. Ką apie tylą žinome mes, tararara. Galbūt ne šviesos žyba tamsoj, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame mes. Žiūri aplink, viskas tvarkoj, o ar žinai, kas bus rytoj, o jei pasaulis apsivers,
tom akim žiūrėt privers. Galbūt negarsas skambės tylo, o tyla garsa. Ką apie tylą žinome mes. Galbūt ne šviesos žybės tamso, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame mes. Tu pabandyk, pasižiūrėk, gal kiek ne taip, gal kiek kitaip. Tikiu paprasti daiktai apsivers. Ką nors neregėtų ir naujo atvers. Galbūt negarsas skambės tylo, o tyla garsa. Ką apie tylą žinome mes. Galbūt ne šviesos žybės tamso, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame mes. Visi kartu! Galbūt negarsas skamba tylo, o tyla garsa. Ką apie tylą žinome mes. Galbūt ne šviesos žyba tamso, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame. Ačiū Jums labai. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kurie išdrįsta nuvyt abejonę. Visi jie liepsnodai kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Tie, kurie plaukia per vandenyną, net ir tie, kur nuskęs, tik pradėję kelionę. Visi jie su saule leidžiasi ir kyla. Tik tam, kad primintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Hey!
tie, kurių pėdos įspaustos mėnulį. Ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja. Visi, kurie pelno troškimo neturi. Tik jie ir suteikia tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai. Ir visi pirmi kartai. Oh yeah! Ačiū labai. Jau tamsa nuslinko, pamiršt gali vargus, žinau, būsiu šalia aš ir saugosiu tave. Trokštu, kad paliautų lyt ašarų lietus, žinok, būsiu šalia aš ir saugosiu tave. Apie žydrą dangų ir žvaigždes.
dažnai būna, pavyzdžiui, išeini ant scenos, pradeda dainuoti ir matosi, kokia publika susirinka. Žinoma, pavartojančių ypatingai daug būna. O čia ta blaivybės tematika, pažiūrėkit, kokia miela publika. Sėdėjo visi, labai gražiai klausė. Lygiai ta pati publika sėdė ir filharmonijoje, lygiai ta pati publika, matai, šiandien sėdėjo šitam festivaliui. Nuostabi Ramūno Karbauskio yra čia iniciatyva. Savam kraštui, savam miesteliui, savam kaimui. Čia yra didelis dalykas. Turėti tokį žmogų reikia vertinti, mylėti, branginti ir ant rankų nešioti. Štai vėl aš tėviškėn grįžau, o jie atrodo dar gražiau. Kokia duojas žydrova, kokia mūsų žalma. Giriuosi vyrai kaip kadais pažįstamų dainuojais, jūs vėl matau čigonų žėtrų, kurioms nebaisas jėgos elektros. Sveika plačioji giminė, tu visuomet šaukai mane, nors apgriauda blistavoji, bet tu juk be pilių gyvoji, mes vyrai būsime nušaliai, viena šeimoj tarytum broliai. Dar visi kartu. Našlaitis reikia žmonėse, aš vis nenurimau dvasiau. Ir būdamas dar paauglys, aš išmaišiau visas šalis. Ir šiandien buvau, ir ten buvau, pakol žvėrinčium pakliuvau, jei žmonės kriejasi lyg žvėris. Tai ten man buvo tikras gėris. Linksmai mes žaidėm su liūtu, su tikru buvome, ant mano gabusis kas į kufrą. Šuodavau dienom šufrą, gamlys nutvėręs trūblis tavo, paduodavo rytais skakavo.